Labas. Tai šiandieną papasakosiu, kaip pati naudoju biudžeto optimizavimo funkciją. Šiuo metu leisiu reklamą su biudžeto optimizavimo funkcija. Turiu 3 auditorijas, kurios tarpusavį gerai važiuoja. Ir aš tiksliai nežinau, kuri iš jų geriausiai tiktų šiam produktui, todėl leisiu Facebook'ui man padėti ir jungsiu biudžeto optimizavimo funkciją. Tai spaudžiu biudžeto optimizavimo funkciją. Pažymiu, kad tai bus laikotarpio biudžetas ir laikotarpio biudžetas bus 100 eurų. Ir spaudžiu kitas. Čia parinksiu visas 3 auditorijas. Greito dubliavimo būdu sukursiu jas visas 3. Ir dabar pirmoji auditorija, mes ją pasivadinkime FB adminai. Čia mes pasižymėkime datą, kiek laiko rodysim reklamą, tebūnie tai būna 2 savaitės. Visą laiką pasidarau, kad tai būtų maksimumas laikotarpis, kad jau pilnai reklama būtų išrodyta ir pasirinksiu išsaugotą auditoriją. Perplaunam. Taip, ieškom išsaugotos auditorijos, kurią neseniai sukūriau. Va, Facebook'o adminai. Sukurtas auditorijos mums leidžia reklamą paleisti ženkliai greičiau, negu kaip mes kuriame ją paprastuoju būdu. Čia aš pasižymiu, kad man būtų nerodoma netinkamose vietose. Kadangi tai bus video, tai aš pasirenku tik tas vietas, kur man yra patogu rodyti reklamą. Visus reelsus viską nuimam, appsus irgi nuimam. Tai pasižiūrim, kaip atrodo mūsų vizualai, kad žinotumėt, ką aš čia leidžiu dabar. Viskas tvarkoja. Toliau, kita auditorija bus visokių verslų savininkai. Vėlgi pasižymėme mes, kad tai bus iki 22 dienos 3 valandos. Įsirenkam auditoriją. Čia bus vadovai ir puslapio adminai. Čia truputėlį prisidariau savo papildomo darbo, nes galėjau dubliuoti jau pilnai sukūrusi pirmą auditoriją, bet kadangi padariau tokią šiokią nesąmonę, dabar kartu su jumis kiekvienam sutvarkysiu ir placements ir visa kita. Kas dabar labai svarbu, kad būtinai būtų nukreipimo puslapio peržiūros, kad mokėtumėm už užėjimą į svetainę, o ne tiesiog kažkur tai. Vėl pasižiūrime, čia viskas gerai yra. Nukreipimas geras, viskas gerai. Ir paskutinė bus HR auditorija. Vėl čia sutvarkome laikotarpį. Pasirenkame įsaugotą auditoriją. Susitvarkome placements.
Pasižiūrim vizualą. Taip, tai kadangi viskas yra tvarkoje, paskelbėme mes visas auditorijas. Ir kai jau viskas pasiskelbs, parodysiu, kaip vizualiai atrodo pats medis. Taigi, turim mes auditoriją. Pažymėta. Viena liko draftuose. Ne, viskas gerai. Taip, tris auditorijos. Taip, tai žodžiu, čia iš pradžių. Vienas bendras biudžetas. 3 auditorijos. Ir 3 vizualai. Tai dabar Facebookas paleidęs reklamą, jisai žiūrės, kuri iš tų auditorijų geriausiai veikia ir tai auditorijai tiesiog skirs daugiau biudžeto. Ir tokiu būdu mes panaudosime savo 3 tinkamas reklamai auditorijas vienai reklamai ir leisime jas optimizuoti pačiam Facebook. Tai tiek būtų iš biudžeto optimizavimo funkcijos. Jeigu turite klausimų, drąsiai juos galite užduoti Contribui Q&A grupėje.